Visa informacija yra saugoma failų principu. Ką tai reiškia? Kodėl failų principu? Mes turime turėti prote laiką, erdvę, kurioje kažkas kažkur įvyksta. Jeigu aš skendau, man buvo, tarkim, 10 metų, tai reiškia, aš grįžtu laiku atgal, kokia erdvė, jūra, tarkim, ar ne? Kas vyksta toje erdvėje? Fizinis mano kūnas prigeria vandens, vyksta dusimas, ląstelės negauna deguonies, plus prisideda dar negatyvi emocija, begalinė baimė numirti. Turime be galo stiprų psichosomatinį failą savo kūne. Pavyzdžiui, jūs jau nebegalite nueiti prie vandens, jūs jau bijosite vandens. Ir kai sakau žmogui, ar gali šiek tiek įbristi vandenį? Aš šiaip, sako, nesimaudau, bet ir tokios, kad bijočiau. Gerai, sakau, įlipk į vandenį. Žmogus įlipa bristi. Žiūriu, kūne kyla įtampa. Įsijungia psichosomatika. Tai, kas vyko tada tuo metu, tuo laiku, toje erdvėje, restimuliuoja, atsigamina. Ir kūnas sako, aš tą patyriau. Tokiu principu yra saugoma informacija ir jinai taip atsigamina. Apie visą tai ir daugiau mano paskaitose apie protą.